Labą dieną, aš Derybos LT kūrėjas Darius Rupštukis. Šiandien trumpai papasakosiu apie pasiruošimą deryboms ir tikslų svarbą derybose. Tai pasidalinsiu trumpą istoriją. Turėjau užklausą ir važiavau į derybas nepasiruošęs. Tai važiuojant paskaičiavau, kad jeigu tuo metu vidutinė dienos kaina buvo 2,5 tūkstančio, pagalvojau, kompanija didelė, tai galiu pilnai paprašyti iš jų maksimum 2800, leisiuosi jau ką iki to minimumo 2,5, jeigu nepavyks derybos. Derybų metu uždavinėjau klausimus ir išsiaiškinau, kad yra 6 grupės, kuriems reikia paruošti vieną programą ir copy-paste, kaip aš vadinu, pravesti mokymus. Ir pabaigoje manęs paklausė, kiek norėtų už vieną dieną. Aš aišku, kadangi būnu gudrus, tai paklausiau, o kiek jūs esate pasiruošę investuoti. Gavau atsakymą, daugiau 4000 neduosiu. Iškart apsidžiaugiau ir padariau nuolaidą, sakau 3800 už dieną ir dirbau. Jis sutiko. Viskas tvarkoja, džiaugiuosi, esu pliuse 6000. Kai grįžau namo, radau kontaktą toj kompanijai, paskambinau ir paklausiau. Sakau, gal žinai, kiek ten pas jūs yra numatyta biudžete mokymams ir panašiai. Ir sužinojau, kad realiai jų biudžete vienai dienai buvo numatyti 5000 litų. Realiai toj situacijai, jeigu aš būčiau gerai pasiruošęs ir padaręs skambutį prieš derybas, būčiau galėjęs savo tikslus suformuoti ir gauti nuo 4800 iki 4500 už dieną. Tai vietoj to džiaugsmo, kurį aš turėjau, kad esu pliuse 6000, aš realiai buvau minuse 6000-4200. Bet kokiu atveju, kiekvienose derybose reikia surinkti informaciją ir konkrečiai paskaičiuoti savo tikslus, įvertinti savo galimybės ir savo norus, kad nebūtų tokių pralaimėjimų kaip mano situacijai. Sėkmės jums derybose ir iki malonaus susitikimo seminare.